ši praktika davė išties mums daug naudos. Mes išmokome dirbti komandoje. Įgavome kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Techninių įgūdžių, bendravimo įgūdžių. Išmokome kiekvienas apsiskaičiuoti savo algas. Iš tiesų išmokom pildyti daugybę dokumentų, tokius kaip darbo prašymai dėl išėjimo iš darbo. Išmokom vesti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Turėjome progą parašyti protokolus. Kūrėme reklamą. Tai tikriausiai iš visos praktikos buvo didžiausias pasiekimas, daugiausiai įspūdžių sulaukė iš visos komandos. Ir linksmiausia buvo. Taip pat kūrėme kelionių katalogą, kuriame sudėjome kiekvieną savo idėjas, kokios kelionės būtų paklausios ir priimtinos mūsų klientams. Ir manau, už visas pasakysiu, kad mes būtinai pakartotumėme šią praktiką ir kitą kartą. Taip. Verslo praktinio mokymo firmoje Kopija ir buvau joje direktorė. Taip pat tuo metu buvau studentų atstovybės prezidentė ir visa šita praktika, visas šitas laikas būtent Kopijoje dirbant direktorė, vadovaujant savo grupiokams buvo man pats įdomiausias ir manyčiau pats reikalingiausias per visą studijų laiką. Ir tikrai labai tuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad galėjau pabūti direktorė, nes dabartiniam darbe labai dažnai tenka susidurti su jaunais žmonėmis, taip pat tenka jiems pasakoti, vadovauti, padėti kažką kurti, įgyvendinti. VPMF Agro verslo korporacijoje išbandžiau save kaip vadovė ir man tai labai patiko. Pamačiau su kuo ir kaip aš galiu susitaikyti, kai ištinka kažkas netikėto, kai susiduriu su problemomis. Taip pat patiko organizuojami kiekvieną dieną susirinkimai su viceprezidentais, taip pat tai suteikia labai daug didelės naudos. Skatina kūrybingumą, skatina mąstymą, žmonės susijungia į vieną vietą, jie dirba, tobulėja. Iš tikrųjų labai daug naudos iš tokių verslo praktinio mokymo firmų. Įdomu buvo dirbti su skirtingomis asmenybėmis, kadangi su dauguma jų aš nepabendraudavau paskaitose, o čia teko bendrauti su visais, nepaisant to, kad aš, pavyzdžiui, su kai kuriais iš vis nebendravau. Teko pagelbėti, kitų prašyti pagalbos. Rengdavom savo tarpusavio šventes, susirinkimus. Iš tikrųjų, įsijungdavom muziką, sėdėdavom, gerdavom kavą visi kartu ir galų gale pabaigoje tapome kaip vos ne šeima. Ir kai baigėsi visa praktika, grįžom po savaitės, po 2 ir susėdom ir sakom, kaip gera, kaip jauku čia, nenorim į tas paskaitas. 10 metų patirtis leidžia man daryti tokius pastebėjimus, kad studentai atlikę čia praktiką iš tikrųjų turi galimybę apsispręsti, kokiu keliu jiems toliau pasukti. Jie čia atranda save kaip reklamos vadybininkai, kiti atranda save netikėtai galimybę dirbti buhalteriu, o treti sako, gal vis dėlto man šita praktika padeda apsispręsti, kad aš norėčiau dirbti kelionių agentūrai, o ne viešbučio administratorium. Studentai atvykę į verslumo įgūdžių ugdymo praktiką verslo praktinio mokymo firmoje išvyksta kitokie negu atvyko. Tai suprantam ne tik iš refleksijų, apklausų, kai vykdome studentų po praktikos, bet ir iš jų pasisakymo, iš tokio kaip ir mini kokybinio tyrimo, iš pasisėdėjimo prie apskritų stalų ir aptarimo. Jie atvyksta jau pažindami vieni kitus porą metų, bet pabuvę praktinio mokymo firmoje tarsi naujai pažįsta, tarsi iš naujo, nes atsiskleidžia tam tikri jų ne tik asmeniniai gebėjimai, bet asmeniniai ko gero iš esmės, nes jie nebijo čia daryti klaidų, o nebijo todėl, kad už tas klaidas nereikia mokėti grynais pinigais, mokame tik simuliaciniais. Dėl to galbūt labiau stengiasi dirbti komandoje, padėti vienas kitiems. Stengiamės sukurti tokią atmosferą ir tokią dvasinę aplinką, kad jie jaustųsi smagiai, kad jie jaustųsi gerai ir kad galėtų iš esmės save atskleisti. Ir kai po praktikos studentai pasako vienas kitam, o
aš netikėjau. Tu per teorinės paskaitas maždaug kažkur prisnūdęs, o čia tu atsiskleidai ir pažinau tave kitaip. Mums dėstytojams tai yra geriausias įvertinimas. Darbas VPMF, aišku, padeda tobulėti mūsų studentam. VPMF darbas suderina teorinės žinias su praktiniam žiniom. Ir kaip daugelis verslininkų sako, kad ateina studentai ne visada turintys praktinių žinių, tai kaip tik per tas verslo praktinio mokymo firmą, sakykime, per mūsų Vyko banką jau ateina į banką žmonės, studentai, jau gavę tam tikrų praktinių žinių. Pradžia, kuri duoda gerą startą į rimtą darbą. Labai naudinga patirtis yra išmokti pasiskaičiuoti savo atlyginimą, tarkim, buhalterijos skyriui, mokėti išrašyti sąskaitas, faktūras, visus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, marketingo skyriui, patobulinti savo kūrybinius sugebėjimus, kurti katalogus, kurti reklamas, akcijas. Komercijos skyrių, kaip vyksta prekyba, kokie dokumentai pildomi, kaip bendraujama su tiekėjais, kaip su klientais, personalo skyrių, kokie pildomi dokumentai. Tiesa, naudos yra studentams labai daug ir daugiausia jos pasisemama, kai tu nežinodamas, ką reiškia versle kažką daryti. Va, verslas pasakyta, bet kaip vyksta tas verslas, kas išėjęs studentas dažnai nesupranta, o čia tiesioginiai gali, jeigu jau primtas būsi po studijų į kažkokią tais įmonę, tu jau žinai, kaip veikia tas skyrius, kokios jų funkcijos, ką atlieka. Ir tiesiog netgi pabandai save įvairiose skyriuose, išsirinki, kas tau įdomiausia, kas man asmeniškai labai marketingo skyriui patiko dirbti, tiesiog kūrybiškumą ugdyti, įgyvendinti idėjas, kurti kažkokius naujus produktus. Labai dideli įspūdžiai ir rekomenduoju ir tikiuosi, kad kuo toliau, tuo daugiau studentų sieks šitą išmokti, praktikuosis verslo praktinio mokymo firmose ir įgys daug naujų žinių, nebejoju to. Visa nauda firmos yra, kad darbas kiekviename skyriuje padeda įsivaizduoti ir patirti tai, ką kiekvienas vadybininkas atlieka firmoje, ir įsijautimas į tą tikrąją darbo rinką iš tikrųjų padeda ne tik studijuoti teorinės žinias, bet jas pagrįsti praktiškai. Dalyvavimas mugėje padeda mums, varžantis su kitomis komandomis, iš tikrųjų padeda pradėti konkuruoti rinkoje, įsijausti, kaip viskas taip vyksta realiai. Aš tapau metų kaip ir viso to renginio vadybininkė geriausia ir labai džiaugiuosi, galvoju, kad už tai, kad kiekvienas mes stengiamės daryti tai, ką mes sugebame geriausiai, parduoti tai, ką mes siūlome, ir patys tikėti tuo, ką mes darome, ir įtikinti kitus. Kai pradėjome praktiką verslo praktinio mokymo firmose, dirbau viename skyriuje kartu su Vytautu, su kuria ir laimėjome tarptautinę verslo praktinio mokymo firmų konkursą. Ir toks pastebėjimas, kad verslo praktinio mokymo firmos labai gerai atskleidžia, kas yra iš tikrųjų geras vadybininkas, kas ne, nes Vytautas iš tikrųjų nebuvo labai geras studentas, bet buvo labai geras vadybininkas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad būtų daug geriau, jeigu verslo praktinio mokymo firmų praktika tęstųsi ilgiau, nes ji nėra labai naudinga, tačiau trunka gana trumpai palyginus. Firmoje Biurometa atlikau praktiką. Ir galiu drąsiai teigti, kad ši praktika man suteikia daug įgūdžių, daug žinių. Ir atlikusi praktiką jaučiuosi pilnavertiškai pasitikinti savimi ir galiu drąsiai žengti į verslo pasaulį. Aš pasirinkau rašyti baigiamąjį darbą apie verslo praktinio mokymo firmą ugdomus įgūdžius ir buvau labai nustebinta ir labai džiaugiausi tuo, kad visi studentai, kurie dalyvavo apklausoje, nurodė, kad tokia praktika yra būtina ir reikalinga, ir didelis procentas jų nurodė, kad tai skatina jų verslumą ir ateityje jie norėtų įkurti savo verslą, ir labai džiaugiasi tuo, kad gali padalyvauti visų skyrių veikloje, kaip pamatyti, kaip viskas vyksta, kaip gali save tobulinti kaip žmogų, kaip asmenybę ir kokių įgūdžių naujų gali įgyti. Tai man buvo labai nuostabi patirtis ir tai duoda tik didžiulį pliusą ateityje darbinėje veikloje. Praktiką atlikinėjau 4. kurse ir studijuodamas aš dar nesupratau,
ką aš moku ir kur aš tos gebėjimus panaudosiu. Ir tada nutiko agroverslo korporacija, jeigu galima tai pavadinti, ir joje būtent ir patikrinau visas savo įgytas žinias. Per visą mėnesį praėjau 4 skyrius, 4 skyriuose buvau tuo specialistu, kai kuriuose net ir vadovu, ir išmėginai viską absoliučiai, kas nuo teorinės dalies iki pat praktinės, iki pat įgyvendinimo ir dar daugiau. Ir per tą mėnesį būtent ne tik patikrini viską, bet ir iš tikrųjų ir panaudoji tai, ką tu išmokai universitete, ir nuramini save, kad per tuos 4 metus universitete aš tikrai kažką išmokau. Ir tas patikrinimas yra 100%. Paskui pradėjau ir pats dirbti ir pamačiau, kad visa ta praktika yra lygiai tai, kaip ir viskas vyksta ir realiam versle. Ir tu jau būni daug pranašesnis už savo kolegas, nes turi tą praktiką, turi praktikos bendravime su žmonėmis, su savo kolegomis, kurie čia netgi sunkiau, nes visi tavo kolegos yra tavo pažįstami, grupiokai ir panašiai. Tai kai jau išmoksti žmogų, kurį pažįsti, motyvuoti dirbti, tai paskui jau tikroje įmonėje yra vieni juokai motyvuoti kolegą, kuriam už tą darbą netgi yra ir mokami pinigai. Tai iš tikrųjų man patiko ir aš tikrai pakartočiau.